Congratulations, coach, with the win. Today you scored more than 50 points with three-pointers with a really high percentage. What the main thing for achieving the victory today? First of all, I want to say congrats to my team for this what they show today. And so we start our preparation for a European Championship in August, and for sure we want to show aggressive game. Try to play aggressive offensively and defensively. Maybe defensively we got a lot of foul troubles, but from beginning of our preparation, it's not so bad. And that's what I say to girls. We have to take a more good decision in offense. Try to push the ball very quick, and I think right now we are on a good way. Today you scored more than 100 points. Do you have some tradition at your team, like buying sushi, pizza, or something different? We are not speaking about this, but we will take a meeting and we decide what we do. It's good. How to say? Like we have to think sushi, pizza, or some sweets. Trenerė, kovėte šiandien kaip galėjot ir tas galutinis rezultatas turbūt neatspindi tos rungtynių jėgos šiandien. Tikrai kovėmės kaip galėjom, ką sugebėjom, tą padarėm. Aišku, atsilikom fiziškume. Latvijos jaunimas bėgantis, šokantis ir gan taikliai mėto į krepšį. Mums grinai pritrūko fizinių jėgų ir netradom turbūt motyvacijos. Ketvirtadienio rungtynėse gerai sustartavom, neturėjom laiko atsigauti. Ir tas matėsi, nieko negalėjom padaryti. Kiek tas spaudimas išmušė iš ritmo, spaudė, jūs griebė už gerklės nuo pat rungtynių pradžios. Buvo momentų, kad prisitaikėt, bet ar čia buvo pagrindinė priežastis? Tai kiekvienam žingsnį mes vis vėluodavom, taip kad čia, nežinau, jeigu nesugebam savęs pasiūlyti tuščią plotą, tas ir matėsi žaidime. Nežinau, daug vaikiškų klaidų, vėl nėra atsitvėrimo, pralaimėta lenta. O nuovargis savo davė, kad negalėjom pataikyti krepšį. Ir to pasiekoje toks rezultatas.